Jo, ne 5 žvaigždučių viešbutis, kaip sakoma. Iki atvykę į Montmartrą. Esam Paryžiui. Lyja, ankstus rytas, 6 valandos lygiai. Varam kitą trauks. Kur liftas? Čia. Ką man apie šį viešbutį? Žiauriai keistas. Nu, po 3-5 žvaigždučių viešbučių biškai keista, sakyčiau. Nu, bet kažkaip. Štai toks liftas. Čia numeriai? Taip, trauma 8, 5. Ne. Visus paspaudai. Visus paspaudai. Oi. Ko mes dasigyvenam, kaip sakoma. Čia mes suaugai, paėmėm lovą, pasirodo. Ai, nu. Ne, bet mes ėmėm 2, bet vis tiek davė tokį. Net nerašiau jaučiu iš nieko. Nerašai čia? Nemanau. Nerašai. Nu jo, ne 5 žvaigždučių viešbutis, kaip sakoma. Nieko, kaip sakoma, darbui atvažiavom neilsėtis. Visai gero, einam miegot. Salut, ça va? Gratinukas. Čia toksai yra prancūziškas patiekaliukas. Ir namie kartais daromės. Dabar pasivalgysime. Ir tada važiuosime į aviacijos muziejų. Koks mažas, pažiūrėk. 5 metai yra tokius. Čia toks siauras jisai buvo? Welcome to the Concorde. Iki atvykę į Montmartrą. Oi. Lipom ir užlipom, kai visada vis dar laipėjom aukštai kažkur. Nu, tai parodysiu vaizdelį. Nice. Pavargai? Ne, labai gražu. Jo. Tai va, atvykom Montmartrą, užlipom. Dabar einam kažkur toliau ir pažiūrėsim, kas čia gero, kas čia blogo. Ir pasakysiu, parodysiu visokių dalykėlių. Šiaip čia pakankamai fainai, bet va žmogus miršta, matau. Visiškai ant mirties ribos. Oi, kiek čia žmonių visur. Nice, šita visai daili.
Nežinau, kas čia tokio, bet daidai šiokia bažnytėlė. O ten kareiviai. Kur nužiavo jie? Pavargai? Pavarga jau meilė. Einame pažiūrėti čia vaizdelio. Čia daila. Išilgai namo? Jo. Po Madeiros Paryžius yra gaidis. Neblogai, bet gaidis. Einame dabar pasifotkinti čia. Gerai? Aš tai noriu, čia nuotraukėlės tu nenori? Gerai, einame fotografuotis. Ką pasakysi? Labdyrė. Nieko nepasakysiu. Ponia fotografija. Damantė bando nufotkinti Eifeliuką. Ten tolumoje. Čia neprisartina? Nekaip. Atėjom prie bažnytėlės. Visai dailas vaizdas. Va tokia va. Neblogai atrodo. Bet jau įdinaisi, nes reikia maketą, mums tas bažnyčias, tai taip. Apžiūrėjom Montmartrą, visai fainai kaip Paryžiui, bet šiaip po Madeiros geriau nekeliaukite Paryžiui. Pasikeisim tiek. Jo. Po Madeiros, nežinau, arba tik dar geriau, arba namo. Jo, po Madeiros namo reikia važiuoti. Arba į kažkur, net nežinau kur. Gerai, kol kas varom į centriuką. Tai ką, draugai, sveiki. Esam Paryžiui. Lyja, ankstus rytas, 6 valandos lygiai. Varau pasiemu Lauryną ir varam iki šiaurinės stoties ir važiuojam toliau iki tokio kaimuko ir tada varysim filmuoti vestuvės. Tai va, kaip sakoma, going international, motherfuckers. Va, šitai užbipinsiu, sorry. Gerai, lyja biškė, varau iki Laurentų, davai. Jibanas, Vilers, Koteretas, Koretutatas. Labdienas. Galėčiau pasakyti, buvo palakstyta, buvo biškių, palakstyta, pabūta, visi šlapias. Laura pradžią neradau. Po to Lauris rado mane, tada ieškojom, kaip atvažiuoti iki čia. Iki šiaurinės stoties, šiaip netaip atvažiavom, dabar traukinę ieškojom. Nusipirk bilietą neįmanoma, paklaus kažko neįmanoma, tai interną nusipirkom ir lyg tai radom traukinę. Tai gal ir čia ir sėsim tikriausiai jau. Panašu, karočią, davai. Pasimetimas aukščiausiam lygiai kaip visą laiką. Tikriausiai šitas traukiniais einame. Nešogi ledas. Man patvirtinama iš kažkokių prancūzų, kad jau lyg tai čia esame. Lyg tai ten, kur reikia, tai einam į traukinę. Suplūkę, belė kaip jau laksti čia visur bėgioja. Buvę, pribuvę. Nu, bet jau panašu, kad radom kažkokią... Dar kitas challenge'as. Dar kitas challenge'as bus, nes mano sugedo telefonas. O ten buvo numeris žmogaus, pas kurį mes važiuojam vestuvių filmuoti. Tai nežinau. Nuvažiuosim iki kaimo, ten tokio netoli nuo jų ir tada čia važiuosim iki pat namų su taksiu ir sakysim, tuk, kas čia? Ar tik nefilmuotojai? Kaimą ir sakysim, kur čia vestuvės. Ai, kai senais? Tai va, karoči. Tokie reikalai. Pagaliau traukinė. Šiaip mes taip radom, tikiuosi to traukinį sėdam, nes kažkaip čia niekur nerašta, kur važiuos visai. Bet panašu, kad ir tą.
Šiandien laukia ilga diena, nes dar bus nesklandumas vienas, tai minimum, nes nežinom, kur važiuojam. Sorry. Va, vienas nesklandumas ką tik va. Dar bus vienas tikrai, nes neturim numerį. Bet turim adresą. Ir palauk, kad nerašom. La Regional House de France. Štai jau rašyt. Gerai, rašyt. Varam kitą trauks. Rada. Atvykom į Venį. O, labą dieną. Va, atvykom į Venį. Va toks miškelio vaibas. Labai fainas, šiaip fainas žmonės. Viskas labai cool, patinka. Tai parodysim po to daugiau truputį.